BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste gintai, šiandien pas mus toliau tęsiasi automobilio paieškos ir šiandien pas mus laidoje nuostabusis Porsche 911. Tai legendomis apipintas automobilis Lietuvoje. Porsche tai yra kaip nuostabiausias statuso simbolis. Jeigu turi Porsche, tavo gyvenime viskas pasisekė. Bent jau taip galvoja daugelis Lietuvos pirkėjų. Matome Lietuvoje daug važinėjančių Macanų, Cayenų. Ir šiandien pas mus laidoje Porsche 911. Tai automobilis, kuris yra pagrindas viso Porsche. Bandysim išsiaiškinti, ar tas automobilis iš tikrųjų yra tiesiog statuso simbolis, ar tai yra tiesiog nuostabiausias sportinis automobilis, ar tiesiog čia yra milfio taškė važinėti į sporto klubą, treniruotės su asmeniniu treneriu po darbo. Važiuojam! Porsche istorija yra gan kontroversiška, kaip ir visų vokiškų automobilių gamintojų. Kai kas nenori kalbėti apie savo praeitį, nes praeitis kartais gali būti skaudi. Bet mes pabandysime apžvelgti trumpai, kaip vyko visa istorijos seka. Ferdinandas Porsche buvo daktaras inžinierius, kuris tiesiog buvo magiškas kūrėjas. Jis kūrė tankus, vienam liūdnai pagarsėjusiam diktatoriam Vokietijai, bet tie tankai nepraėjo bandymų ir jie buvo tiesiog atšaukti. Galų galiausiai jam buvo pateikta užduotis sukurti liaudžiai automobilį, nes buvo sukurti patys pirmieji rimti vokiški autobamai, kuriais galėjo važiuoti tiek tankai, bet automobilių daug nebuvo ir nieks jais nevažinėja. Reikėjo išnaudoti infrastruktūrą, todėl buvo sukurtas pats pirmasis Ferdinando Porsche Volkswagen Beetle. Labai panašus dizainas 911 su Volkswagen Beetle. Čia nenuostabu, bet taip yra. Aišku, Porsche kompanijos įkūrimas realiai prasideda nuo Ferry Porsche, nuo jo sūnaus, kada jo tėvas mirė. Ferry Porsche atėjo Volkswagen ir pasakė, žiūrėkite, mano tėvas sukūrė Volkswagen Beetle, aš norėčiau iš jūsų paimti kai kurias dalis, kad galėčiau sukurti savo automobilį. Jam Volkswagenas, aišku, išimties tvarka davė leidimą naudoti dalis ir nesiparint labai pigiai. Tai jis sukūrė 356 Porsche, tą tokią baleiką. Graži, bet buvo lievai valdoma. Galų galiausiai buvo prieita prie 911. 911 išleido ir jau gamina 60 metų, virš 60 metų. Aišku, nebuvo 911 gerai valdomas iki tol, kol 1967 metais Ferdinandas Piechas, kuris Volkswagen grupiai vadovų vėliau buvo, padarė Porsche 911 R. Iki šiol labiausiai vertinama, lengviausia Porsche, nes Piechas yra genijus. Ferdinand Piech sukūrė patį pirmąjį automobilį su 2 sankabų greičių dėžių, tai buvo Golfas 4 R-Tram 2. Tai yra pats pirmas automobilis su 2 sankabų greičių dėžė. Vėliau pas jį sąraše tokie kūrinukai kaip V12 Phaetonas, Bentley Continental Flying Spur, Bugatti Veyron. Žodžiu, šitas ščiuvelis realiai, Lamborghini, Gallardo. Jis labai davė daug kam žalią šviesą ir realiai pakeitė neatpažįstamai kitų automobilių brandų veidą. Tai galima sakyti, kad Piechas padarė šitą kūrinį ir vėliau viskas transformavosi į Bugatti, kad mes dabar turim, nes Bugatti yra etalonas. Jeigu turi Bugatti Tourbillon arba Chiron arba Veyron, tai esi maksimaliai viską pasiekė savo gyvenime. Tai galima sakyti, kad savotiškai iš Porsche viskas ir perlipo dabar į aukštesnį lygį. Esmė yra tokia paprasta. Esu pravažiavęs su šiuo Porsche. Čia yra 2007 metų modelis, 3.6 variklis, paprasta greičių dėžė. Visiems entuziastam, kurie mėgsta paprastą greičių dėžę, apsidžiaug šiandieną, nes turėsime autentišką pojūtį. Arba ne, pamatysime vėliau. Realiai, palyginus su pačiu naujausiu Porsche ir su šito Porsche skirtumas labai didelis. Vėliau paaiškinsiu, kodėl. O lygint pačius pirmosius Porsche su šituo, žiūrėkite, kaip Elonas Muskas gerai pasakė, mašina su varikliu gale, kur variklis šiknoje, jinai negali būti gerai valdoma iš principo, kaip fizikos dėsniai yra. Ir patys pirmieji 911 labai dažnai neišvažiuodavo į posakius. Jie tiesiog jobindavosi tiesiai, nuvažiuodavo ir viskas. Nes juos pirdavo visokiausi biržų brokeriai, nekilnojamo turto brokeriai ir kitokie brokeriai, kurie turėjo šaibų, bet nemokėjo vairuoti. Tai yra automobilio širdis, 3,6 litro, Volkswageninis, man atrodo, nes 3.6 labai ilgai ėjo. Ir labai šiaip geras variklis šitas yra. Aušinamas skysčiu jau, ne oru, kaip senesni Porsche buvo. Bet kai vėliau pamatysite, garsas niekom nesiskiria. Jausmas, kaip važiuoti į Vilniaus viešajam transporte. Bet tai yra, sakau, autentika, tokie dalykai kaip prasta garso izoliacija, labai jautrus valdomumas prideda aštresnio pojūčio vairuojant. Nes jeigu norite labai greito automobilio, tai dabar yra
keturduriai sedanai su 700 arklio galių iš Vokietijos gamintojų kaip BMW ir kitokių, kur galima puikiausiai važiuoti dideliais greičiais, bet nejausit to kelio, kaip čia jaučiasi. Bet taigi va, čia yra esmė visam. Jie 60 metų bandė įspręsti problemą. Variklis gale, priekis per daug lengvas. Patys pirmieji Porsche modeliai antiek buvo prastai valdomi, kad priekiai dėdavo balastus. Dabar visos problemos tiesiog elektroniniu būdu yra išsprendžiamas. Plačios padangos, užpakalis labai didelis, galas primena moters klubus, bet čia yra klasika. Kaip parduot brangų sportinį automobilį, darai plačius moteriškus klubus gale ir vyrai perka. Tai va, esmė, kaip valdyti šitą 911. Kada varai didelių greičių į posūkius, gazą reikia atleisti, tada galas užsineša ir tada duodi gazą ir išeini iš posūkio. Taip vat, galima įveikti ratą greičiau negu su automobiliu varikliu priekyje. Bet yra viena maža paslaptis, kad visi Porsche dabartiniai entuziastai žino, kad 911 yra per brangus tam, ką jis gali. Neskaitom pačių brangiausių variacijų, ten Turbo S, kalbam apie prieinamą automobilį, Carrera. Porsche Cayman turi variklį per vidurį. Jo subalansavimas yra daug didesnis, jis natūraliai yra geresnis. Taigi tokiam automobiliui nereikia labai daug elektroninės intervencijos, kad būtų puikiai valdomam. Ir Caymanas yra daug pigesnis, Caymanas mažiau nuvertėja. Aplamai, jeigu tilpi Caymaną, Caymanas yra geriau. Bet šis Porsche 911 ir naujesniai modeliai Porsche 911 yra skirti milfiam, senutėm, kurios turi šaibų, prasidėjo klimaksas, nu ir norisi pasireikšti gyvenime. Prie Hermes Birkin bag norisi turėti 911. Aišku, visa milfio kelionė prasideda, kada jos dar mamulės tampa supermamytės, paprašo vyro Makano. Nenupirksi Makano, bus blogai, baigsis blogai. Nu ir prasideda. Pas mus Lietuvoje labai daug Makanų. Realiai, jeigu ne moteris, pas mus nebūtų pardavimai didesni negu lenktynė. Lenktynė mažiau tų Porsche parduoda negu pas mus naujų. Tai moteris tokį didelį daro influencijas, pamato Instagram'e kažkas turi Porsche, tada jos pačios nori Porsche, tada spaudžia vyrą, kuris gali kreditą paimti, tada tas vyras pakviečia kitus ten šašlykioko, tada tos panos ten pasikalbo, aš turiu Makaną, arba man tai vyras Makančiką nupirks, aš irgi noriu Makančikų ir tai pasaka be galo. Anksčiau, kai Makanas kainavo 5, dabar išleis elektrinį Makaną, kuris kainuos jau 8,5. Tai reiškia, kad visiems vyram plus 25 gabalai, ten su papildomai minimaliom opcijom, plus 25 gabalai reikės dar iš kažkur gauti, blėt. Vat, vyrų pasaulis toks yra. Vyram yra kartais sunku, bet nepasiduokit vyrai. Kalbant apie marketingą, atėjus į Porsche saloną, tave pasitiks kaip pačiai geriausiai pasaulio sektoriui. Iškart su kava, su šypsena ir paklaus, kaip jums sekasi. Nieks tavęs nespaus. Gal nori atsisėsti automobilį? Atsisėsk. Gal nori pabandyti parvažiuoti? Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Ты чё? Nevažiuosit vienas, važiuosime visi kartu. Nedaro spaudimo. O taip ir įtraukia. O po to, kaip įtraukia, greičiausiai tau parduoda automobilį. Visa pardavimų psichologija yra tokia, kad Porsche, kiek esu skaitęs, naudoja neuromarketingą. Labai detaliai jie žino, kaip naudoti pigius psichologinius triukus, kad parduoti kuo brangiau į automobilį. Tarkim, Porsche 911 yra labai daug variacijų. Kaip jūsų smegenys pavargsta? Jeigu pirmus 8 klausimus aš jums užduočiau, po 8 klausimą, 9 klausimus jūs jau neprisiminsit, apie ką aš kalbėjau. Taip dažniausiai būna kišenvagė apiplėšę žmonės. Jie užkalbina ir kažką paima. Tai panašus yra principas pardavimas. Ateini, yra variacijos. Carrera, Carrera S, Carrera 4, Carrera 4S, Carrera GTS, Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS, GT2, GT2 RS. Supainė su šituom, tu jau nebežinai, ką rinktis. Po to prasideda opcijos. Sportinės sėdynės, paprastos sėdynės, spalva, kėbulo spalva, lipdukai, hujukai, ten pizda tiek opcijų, kad net žmogus, kuris tipo kokį nors turi ten Aspergerio sindromą ir yra mild autistas, kuriam patinka statistika, jis net susipainioja. Smegenis pradeda ūžti. Ką jau kalbėt apie paprastą žmogų, kuris tiesiog turi šaibą ir nežino, ko jam reikia. Jūs įtikins, kad jums reikia dahuja opcijų, nes jūs be opcijų būsite prastesnis Porsche vairuotojas negu kiti. Ir tai nebūtinai tiesa, nes galų galiausiai, gerai, Porsche 911 ir Porsche Cayman nuvertėja mažai, bet kalbant apie Cayenne, nu tai Cayenne'ai po 1500 eurų su variklio defektais stovėjo skelbimuose. Tai vat, tokia va realybė, o pradžioje tos mašinos kainuoja labai brangiai. Šiaip realiai iš marketingo pusės suprantat, kad tokius automobilius perka vat, seni žmonės, blėt. Nu, nes jauni žmonės turi kur pinigų leisti. Norisi ir Nidą, blėt, ant bangos, ir ten jau reikia šaibų biškį, žinai, bomž paketų nenori valgyti. Ir kalbant apie tai, kas sukūrė imidžą šitai mašinai, tai yra turtingų tėvų vaikai, kurie važiuoja vasarą į Palangą, į Nidą,
Jie kaifuoja, jie tūsina, baliuoja, blėt. Ir ryte atsikelia ir baigėsi Makelą. Nėra, blėt, baigėsi nahu. Ir nėra nahu Nidai Makelos, blėt. Ką daryt? A Kaune yra, reikia važiuoti, blėt. Sėda į tą tačkę, girti, blėt. Važiuoja nahu į Kauną, blėt. Jobinasi, dar nedavažiavė iki Klaipėdos, kur nors į Kuvietą nahu. Tokie vat playboyai ir padarė ir romantizavo Porsche brand Lietuvoje būtent. Ir todėl žmonės dabar dirba, plūša. Kartais būna, užeina žmonėm nuovargis ir galvoja, man reikia įkvėpimą, blėt, reikia būti produktyvesniam, nahui. Direktorius sakė, reikia produktyvesniam ir jie žiūri Porsche salono, ten, blėt, pasiūlymus, nahui, ką galima įsigyti, ką galima susikomplektuoti, ten suka savo galvą, kad vieną dieną nusipirksiu Porsche, baigsis visus gyvenimo problemas. Čia yra įvaizdis, nahui, čia yra įvaizdis. Susipangą galite taip pat su Škoda nuvažiuoti, nebūtina jums tam pontuotis. Bet jūs to norit. Mūsų išaugino tie jauni playboyai su 911 tėvų, kad be 911 tu esi nahu niekas, blėt. Be Porsche tu esi niekas, tai moteris nekalbės. Mūsų marketingas įtikino. Mes įtikėjom. O dabar mes bandome tiesiog apžvelgti šitą Porsche, kai dar automobilių entuziastai. Ar jis smagu vairuoti, ar jis nesmagu vairuoti. Jeigu jūs norite kročią Porsche, tai pizdinkit, pirkit tą Makaną, pasivažinėkit dėl to ženkliuko, parodykit tam draugeliam, kad jūs status aukštesnį turit. Bet realiai, jeigu tu kaifuoji nuo to, kad kiti žemiau gyvena negu tu, blė, negu tavo aplinkoje žmonės, tai kažkas tavo gyvenime yra chujovai, nes dažniausiai geriausia yra bendrauti su tai žmonėm, iš kurių norėtum kažką pasimokyti, arba dar geriau norėtum būti jų vietų. Tai yra skausminga, nes kai kuriems žmonėms patinka experiences, kad tu esi geresnis už kitus nahui. Bet tai yra apgailėtina. Tai vat pas mus dar Lietuvoje tas Porsche turi tokį atspalvį, kad čia jau tapo ne tiek entuziastų tačka, kiek tiesiog statusas simbolėlis, kuris turi stovėti kur nors naujos statybos namukas, Porsche'as, ten pas žmoną Makanas, pas vyrą ten Kajanas, koks kupė, nes, blė, žmona ten įkalbėjo, neimtų to BMW, ten, blė, pas mus visi tas BMW turi, blė. Pohu, kad BMW, blėt, geriau, nahu, kiekvienai dienai, blėt. Porsche 911 turi panašumų su Tesla, nes Tesla turi priekyje bagažinę ir Porsche turi priekyje bagažinę, bet iš tikrųjų pasakius, bagažinė yra tokia gili, kad, net nenoriu pasakyti kamerą, bet jūs suprantate, kad čia gali tilpti ir žmogus. bet realiai, jeigu norite įsikrauti kelionę lagaminą, jis ramiausiai čia tilps. Ir dar į galinės sėdynės galėsite įkišti kelionę lagaminą. Vaikai ten jūsų galia sėdėti negalės, ten yra neįmanomai mažai vietos. Porsche tos apvalios lempos, su kuo asocijuojasi, su akim, su moters akim, arba su moters papais, o čia tarsi liečiat biustą, kuris yra pusiau uždarytas. Ten galinė dalis vėlgi išeina kaip užpakalis, didelis platus kolumbietiškas užpakalis, juk vyram patinka dideli užpakaliai. Tai grinai šitas automobilis apie meilės santykius, apie meilės nuotykius savaitgalinius, kurie tęsiasi be galo be krašto. Vat ir jums yra marketingas nuostabusius. Dabar mes supratome, kas yra Porsche klientai. Laukia taip karšta. Sėdami mašiniuką, pravažiuojam, išbandoma, kas kaip. Namaste gintai, dažnai mes keliavome. Varšuva, Nida, Palanga, Kunigiškės, mašina apsitaško odais, diskai tampa pajuodę, ratai nešvarus. Ir dažnai rankinės plovyklos chemijos neužtenka, todėl mes naudojam lietuvišką produktą Evocar. Mane dažniausiai užnisa, kad normaliai diskai apsineša metalo drožlėmis nuo stabdžių. Niekas normaliai jų niekada nenuvalo. Vienintelis dalykas nuvalyt kur nors į brangius detailingo šopus, bet jie labai daug šaibų nori už tai. Paprasčiau yra nusipirkti savo Evocar Blade Iron Removerį, aptaškyti diskiukus biškį, pašlapinus, palaukti ir vėliau nusiplauti. Apie purškos Evocar Blade Iron Removerių diskus efektas matomas iškart po 1 minutės. Tiesiog apipurškiam, palaukiam minutę, greit nuvalėm paprastu vandeniu, viskas, diskai blizga. Antras etapas, dabar nuplausim mašiniuką ir apipurškim produktų Evocar W-Coat Ceramic Sealant. Nenaudojam dabar jokių vaškų, tiesiog pabandysim Evocar V-Coat dangą, 3-4 papurškimai ant vienos detalės ir pažiūrėsim rezultatą. Apipurškiam nano dangą, apiplovėm vandeniu ir dabar automobilis kaip žąsis pasidengia ir visą vandenį pastoviai atstuminės nuo savęs.
O čia turim Evocar Special Dying Towel. Etis geras, kur jaukus, kaip močiutės lovai mėgot. Močiutės lovai iš pabalatinų. Ką, plaunam? O tai va lengvai, o vienu judesiuku paėmė visus problemas. Nuo kėbalo nuvalai. Kaip džesite. Ir kiekvieną kartą naudodami tos produktus garantuojate, kad jūsų automobilis važiuos ilgai, stilingai ir vis laik žvilgės beveik kaip naujas automobilis, arba net geriau. Ir jeigu norite dabar jį įsigyti su 10% nuolaida, spauskite linką apačioj, įveskite kodą Igor ir naudokitės mielai produktais, kuriuos naudojame mes patys, Evocar. Primenu, kad čia yra 2007 metų Porsche. Naujausi Porsche jau turi ekranus. Čia stiliukas toks, kad jauties kaip senovinėme retro automobilyje, neskaitant šito ekrano, bet viskas pakankamai yra neblogai, daug yra prietaisų skydelių, oro ventiliacija, vairas labai paprastas, visiškai nieko nėra. Tiesiog vairuoja ir viskas. 6 laipsnių greičių dėžė, kuris suka 3,6 V6 varikliuką, kuris turi 240 kW. Nei daug, nei mažai, bet Lietuvai užtenka. Nes automobilis yra labai lengvas, Alcantarovas stogelis, čia liukas dar yra. Rankinėlės įdomios labai, tokios keistos, kažkoks biškai toks futuristinis braižas. Čia galima knygą pasidėti. Va. Minimalizmas išlaikytas. Principe, Porsche yra patys pirmieji prabangių automobilių, prabangių sportinių automobilių gamintojai, kurie sugebėjo parduoti minimalizmą kaip prabangą. Anksčiau visi stengiasi kuo daugiau medienos varyto, čia yra daug minimalizmo. Čia dar va gėrimo laikikliai yra. Čia Milfiai, čia jos treneriai. O, puikiai mašina. Ką, atsisėdam už šio nuostabaus Porsche 911 vairo. Ar jūs girdite panašus garsus, kokius aš girdžiu? Žinau, kol nepaspaudžiat gazą, tai jausmas, kad važiuoja Vilniaus viešajam transportui. Jeigu jūs važinėjate kiekvieną dieną į darbą autobusu, aš jūs suprantu, kodėl jūs taip norite Porsche, nes garsas yra panašus, naujam Porsche tokio garso nėra. Čia yra daug autentikos, mažai garso izoliacijos ir jauti kelią, priekis labai lengvas, palyginus su, tarkim, BMW, su tokiu priekiu aš nenorėčiau važiuoti dideliu greičiu labai, bet važinėti rajone kur nors visai linksma. Nauji Porsche yra visiškai kitokio charakterio. Šitas Porsche'as, jis daugiau toks techninis, pasižaidimai. Ir būtent šitas automobilis ir buvo sukurtas lenktynių trasom, su galingesniu varikliu, standesnė pakaba, kad tu varai staigiai į posūkį, atleidai gazą, jinai užsineša, duodi gazą, išeini iš posūkio. Bendro naudojimo keliuose šito nereikia, bendro naudojimo keliuose reikia užtikrintumo, kada tu 20 važiuoja, geri savo sirklo kavutę, kacytė telefonė sėdi. Vaikas linksmas, nes jis nesupranta, kas darosi, bet jam linksma. O tai yra gyvenimas. Tai jeigu turit vieną automobilį, geriau rinkitės 4 durų sedaną, kokio nors gaminto, man pohui, galite iš Mercedes, iš BMW imti, Audi užmirškit, nahu. Tai, va tokia va jinai, ir va, nereikia net viršyti greičio, nei kiek, jinai leidžia tą garselę tokią, išmeta check engine, bet čia viskas gerai. Mūsų patikino, biški oro rodo, kad add air, nes padangos naujas pastatytos, bet čia viskas ok yra. Tokia garselė leidžia, tikrai autentiška V6 garselė, porčinė tokia, bet jausmas, kad Vilniaus viešajam transporte. Kita stotelė, Karoliniškės. Bet va, mes vis tiek neviršim. Būtume nieko negalim. Viršit yra blogai, bet, su šitą tai tikrai neviršis. Yra, su M, kad tai nepajauti, kad jau skrendina kosmose. Toks pasižaidimas. Realiai, jeigu jūs esate liekno sudėjimo, neaukštas, patarčiau imti geriau Kaimaną. Gausite galbūt net geresnį vairavimo malonumą, labiau kietesnį, labiau tokį suspaustą negu 911. Bet jeigu jūs norite mašinos nuvažiuoti į miestą, parsivežti kacycę, jūs niekaip nesugebėt susirasti panos dėl savo uždaryto psichologinio geštalto ir jums reikia kažkaip pasivilioti moterį su prabangiais laikrodžiais, tai flashiniai, žinai, kaip flashiniai kaliai, žiūrėk, aš turiu Rolexą, you bitch, aš turiu Rolexą,
Aš turiu Rolexą, blėt, varom į Nidą, ir pana nesupranta, blėt, jis koks energingas, blėt, mano bičiai tokie nebuvo energingi, o pasirodo, kad jis tiesiog makelščikas, nahu, jis pastovi šnioja, nahu, kaip palisosas Kerkeris, kaip Dysonas, blėt, kaip V15 absoliutas, nahu, jį bašina, makelą. Ir jūs viską iškart nežinot, bet vėliau suprantat, kad kažkas negerai, bet jūs dar nežinot, kad čia jūs važiuojate su American Psycho, su psichopatu, nahu, į atostogas, nahu, palisėti. Viskas juk nuostabu, ne mažulį. Sako, nuo 4000 jinai pradeda dainuoti, bet mes dabar stojame už traktoriaus, tai, blėt, nu va, nuo 4000 ir... Nu ką, nieko, blėt, gražu. Aišku, aš atvirai jam pasakysiu, blėt, nauji automobiliai, kurie su V6 varikliu eina, nu nebus niekada jokio jausmo, poho kiek arklių, nesvarbu. Garsas daug ką reiškia. V8 varikliai, aš tikiuosi, dar neišeis iš mados, nes, blėt, jie tokie geri. Aš kažkaip labai kavos užsinorėjau. Gal paskambinsiu Porsche saloną, paklausiu kavutės toje. Porsche Lietuva. Sveiki, jūs paskambinote į UAB Prime Auto. Labadiena, aš vairuoju seną 2007 metų 911 ir labai kavos užsinorėjau. Turiu klausimą, jeigu važiuojant pakeliui galima būtų užsukti pas jūs kavos. Žinoma, užsukit, lauksim labai jūsų. Ačiū. Laukiam tada visam. Sveiki. Kokiu varom kavos. Liet kartais mano genijus net mane gąsdina, nahui. Ką mokėt už kavą, jeigu galima pasivaišyti nemokamai. Ko čia dėl tam tikrų priežasčių nepavyko mums kavos gauti, bet aš dabar jaučiuosi kaip tikras turistas Porsche. Aš kaip esu kaip atskalūnas, kaip Magnusas Walkeris, kur čiūvas dizaineris ten su dredais vaikšto džinsais neplautais ir Porsche automobilius mėgsta kolekcionuoti. Bet jis mėgsta ir Ferrari, blė. Žinot turbūt, kas labiau vertė į laikas, blė. Aš šiaip, jeigu šaibų dahuja turėčiau, jeigu taip atvarai pasakysiu, kartą eilės točiau kokį Ferrari Purosangue, dar gal kažkokį tai vieną, antrą Ferrari pasiimčiau. Grinai Ferrari žaidimas, žinai, kaip Hermes, kaip ta rankinė, kad tu iš kartos negali gauti, tu turi tam praeit tam tikrą levelį, bendrauti. Tas pats su Ferrari, jie tau neduoda iš kart. Porsche tai gal tam tikrus modelius negausi iš kart, bet, blėt, visi jie vienodina. Žinokit, yra taip paprastai viskas, kad norite Porsche, imkite kuo senesnį, kuo geresniam stovė su paprastai greičių dėžė, nesukit galvos. Naujas Porsche'as tai jis labai užliuliuotas, labai užmigdytas, girdi gale akmenukus, bet nėra to tokio jausmo kaip ant šito. Šitas labiau toks mechaninis, kaip laikrodukas, šveicariškas. Ten jau ant tų naujausių Porsche to jausmo nėra. Aišku, naujų Porsche greičio dėžė yra pasakiška automatinė. Bet mes kalbam apie jausmą. Mes kalbam, kad mes važiuojam 50 ir vis tiek jauti tą kelią, jauti tą tokį simbiozę su keliu. Esmė, kad senas Porsche'as yra tikras Porsche'as. Jeigu nori imti naują Porsche, geriau eik pas psichoterapeutą, uždaryk gestaltą už 5 eurų ir neišleis tokių didelių pinigų. Nesu aš 911 žmogus. Aš atvirai pasakysiu, blėt, labai kažką norėjau tos taškės, blėt, 911, dabar mėliau galvo tokį pavairuočiau patakėlį, nahui. Ar palauk, ar čia simiora, blėt, aš jau, man jau galva perkaito, nahui. Tiesiog perkaito, too much dirgiklio. Noriu pisti Nidą, palisėt, blėt, pamerkojus, nahui, sūrų vandenuką, blėt. Suvalgyt makaronų, nahui, su kokosų pienu, blėt, ir lidliniam krevetėm, nahui. Ir biškį palisėt, blėt. Gražus pitakas, aš jam davai pasakysiu, kad gražus pitakas. Buvo pasakys. Gražus BMW. Ai, net nekreipė. Jie bėga nuo manęs, blėt. Lietuva tapo elito sostinė, jau nieks nesisveikina. Blėt, blėt, mane salonas padūkino ir dar BMW vairuotojas padūkino, blėt. Visas pasaulis. Būna jums tokių dienų, kad atrodo visi dūkina jūs aplinkai, blėt. Norisi tiesiog grįžti namo, apsikabinti savo mylimąją, užsikaist čefyrą, ir, blėt, pasėdėti terasai, ramiai, blėt, pagalvot, kaip meksikiečiai gyvena, ramiai vežioja su Cessnomis, Makelą ir gyvena, Aš nesakau, kad čia yra gerai, bet šiaip toks karštis paėmė tą Netflix'o romantiką man. Žmonės, blėt, visi į pajūrį važiuoja. Aš kaip ir sakiau, dar kartą patvirtinu faktą, BMW atrodo, ne milijoną kainuojantis dalykas, bet žmogus gražiai prižiūri, išlaikyta, išlaižyta, gal pats moka dažyti, gal senelis dažo, gal kaimynas moka dažyti, gal draugai dažo pigiau, o gal jis, blėt, atidavė daug šaibų, kad restauruotų automobilį. Bet faktas, jis turi gerą automobilį, jis su juo važiuos į pajūrį,
palsėt, gimsta ta kultūra, kaip ta kultūra atėjusi iš Anglijos, kad kiekvienas turi senukus, blėt, savo tam prižiūrėtą Jaguarčiką, blėt, ten jie iš jūsų net tokias senovinės mašinas turi ir tos Morganus, kurie atrodo tokie senoviniai mediniai. Žmonės savaitgalį gyvena, va. Yra tos darbo mašinos, yra tos savaitgalinės mašinos, tai šis Porsche'as gali būti puikus savaitgalinis automobiliukas, pastoviai išpoliravus, laikyti garažiukai, ten plakatukus, laikyti Porsche, ten viską, ten atributika, meškiukus ten padėti, meškiuką va padėti, jeigu su panikė susitinkat, pasakyti, va meškiuką, stalo, einam kavutės atsigerti. Aš jūsų basicus moku, kaip išlydyti moters širdį. Moters širdį išlydyti daug pinigų nereikia turėti. Jeigu jūs turit daug pinigų ir tai akivaizdžiai demonstruojate moteriai, greičiausiai, kad jinai jūs net nenori žiūrėti kaip ilgalaikė partnerė. Jinai žiūri, nu kaip ten bus. Greičiausiai jis yra toks pats su visomis. Tai va, parodykit savo minkštesnę pusę. Atvažiuokite su Porsche 911, sakykite, kad jūs ne babnikas, kad jūsų kajanas sugedo nahui. Ir viskas. Šiaip, jeigu čia būtų naujas Porsche'as 911 su automatiku, su tais ekranėlės, tai čia Milfių mašina numeris 1. Va. Palangos hitas. Šiuo atveju, nu čia tiesiog, va, jau toks galima sakyti istorinis automobilis, kuris dar, man atrodo, dar važinės ilgai, kad šiek tiek priežiūros ir važinės toliau. Aš kuo toliau vis labiau prieinu prie išvados, kad tikrai vyrai turi šeimą, turi geras atostogos, gerą gyvenimą, yra pozityvus ir vairuoja M5 nuliovas, na, su draudimu, blėt, į nesku galvos keiti, blėt, tau kaž nors blogai su ta M5, nemokamai tam padarys, blėt, per garantinį laikotarpį, bet kas man patinka BMW, jie nahui nesitsackina, keičia ir viskas, blėt. Paprasti, blėt, kaip 2 kapeikus, nahui. Tai einam kavos gal? Nu, neaptarnavo vienoje pusėje su kava, aptarnaus kitoje. Nieko tokio. Visą laiką čia aptarnavo. Aš pripratęs, kai man pasako ne. Mes millennialsai, mes tokia generacija, mes daug ką matėm, mes kartoninėse dėžėse žaidėme, formaliai įsivaizdavom, kad vairuojam. Aš prisimenu, kažkada tai gariūnomis rankomis plaudamas mašinas, blėt, svajojau, kad vieną dieną turėsiu tokį Porsche, tipo žostkai svajojau. Dabar aš suprantu, kad man jo nereikia. Gyvenimas keičiasi. Norisi paprasčiau, norisi XM, blėt. Labai super yra uždaryti savo geštaltukus, blėt. Pabandyti savo vaikystės herojus, heroes, net matai. Blėt, mes gal matricai gyvenam. Ir jo, niekada nahu nepasiduokit. Lengva gyvenime nebūna. Jums dažnai uždarinės duris, bet tik tam, kad iš 5 karto duris nahu jūs iš kojos atidarinėtumėt. Ir jums kavą nemokamai duoti.